Adherbal Boutique viešbutis naujas, 2019 tik tai atsidaręs Protaro mieste Kipre. Boutique tai ir sako, kad viešbutis yra miesto tipo, tai reiškia be didelės teritorijos, su mažutė teritorija. Šiaip iš išorės atrodo tai labai gražiai, o į paplūdimį einam va čia arba į kairę. Porą šimtų, gal net nėra porą šimtų metrų, paplūdimys labai fainas, smėlio įlankėlė. Gultai Kipre visur yra fiksuota kaina 2,5 € už vienetą. Tai ar už skėtį, ar už gultą jūs mokėsite po 2,5 €. Labai gražus, labai gražus. Geri baldai registratūroje. Labai fainos detalės. Viešbutis turi 220 kambarių ir visiškai visi yra tokia pat dizaino. Dabar išeinam į baseiną. Vau, zona, kokie gultai, nuostabus. Geras. Ir visi šitie kabano, šitie čiužiniai taip vadinami, viskas yra nemokama ir įskaičiuota, ar netgi čiužiniai ten, tai yra kabanos ten. O prie jūros einam va čia tiesiai kiaurai per teritoriją ir išeinam prie jūros 600 metrų. Paplūdimys yra nuostabus. Taip pat viešbutis labai nustebino. Einam į spa. Viešbutis labai didžiuojasi savo spa. Sako, kad yra didžiulis ir jeigu jūs atvykstate savaitės, galite netgi kaip sanatorinės programas užsisakyti. Įeinam į sporto salę. Sporto salė tikrai gera, treniruokliai liuks, dirba 24 valandas per parą. Sportuokite bet kada. Ir užkilom į kambarius, kaip ir sakiau, visi kambariai to paties dizaino, tik skiriasi dydis, skiriasi vaizdas. Ir įeinam į Junior Suite kambarį. Nerealiai gražus kambarys, Kokios lempos. Išsilankstantis 2 čiužinukai. Foteliukai. Aha, tai gali 2 vaikai čia miegoti. Ir kokia graži, wow, kabana. Balkone, bet ir iš balkono matosi visa teritorija. Tai šitas baseinas yra nešildomas niekada, vidinis baseinas yra šildomas žiemos metu iki gegužės 1. Nu jau čia nuostabu. Ir va čia va matot, čia visa teritorija. Yra vaikų baseiniukas dengtas, tas labai fainai. Ir va čia prieki ir yra va ta įlankėlė, kur galima maudytis. Tai va išeini iš viešbučio ir prašau. Vonios kambarys, tik dušas. Bet labai gražus ir dušas, detalės, tai čia labai gerai apgalvotas, fainas. Kosmetika Oliva, tai yra labai įprasta graikiškiems viešbučiams, beveik visur ta pati kosmetika. Vonios kambarys šiaip nustebino, kad mažutis, bet šiaip tikrai gražus. Ir vėl nusileidžiam į spa zoną. Tai va, einam į vidinį baseiną, kuris yra, kaip ir minėjau, šildomas žiemos metu. Iki gegužės 1 grubiai. Pirtelė yra nemokama, bet čia neįleidžia vaikų iki 16 metų. Nu, labai gražus, aikčioju. Iki pačio Protaro miesto yra labai netoli, apie gal 1 kilometrą iki centro. Šiaip tai viešbutis ir yra centre, tik tai va taip apylinkės atvažiuojant gali išgąsdinti, kad arbūzų laukai, bet tikrai toliau kita pusė, ne fasadinė, yra ir ta galo graži. Pool baras, baseino baras dabar uždarytas. Šiaip viskas įskaičiuota viešbutyje, kaip ir daugelį Kipro viešbučių, yra iki 24 valandos. Nu va, čia tiek tos ir teritorijos pasukau už kampo ir iki gyvatvorės. O čia va yra vartukai, kur jūs galite išeiti. Atkreipiu dėmesį, kur iš viršaus filmavau. Vaikų baseinas yra dengtas. Tvarkingi baldai. Vėl sugrįžtam į registratūrą. Ir einam dabar restorano patikrinti, pusryčių metas. Kaip gražiai patiekti pusryčiai, šviežios apelsinų sultys.
toksai padaryta kaip virtuvė čia. Kiaušinienė, blyneliai, sūris. Kaip patiekti? Gyvos hortenzijos. Lašiša. Nu ką, viešbutis tai tikrai nuginklavo. Pusryčiams vaputojantis gėrimas. Ir va kas fainai mažų vaikučių kampelis. Ir turi staliukų lauke su faina, su vaizdu į palmių alėją. Faini baldai restorane. Nu ką, labai duodu daug pliusų. Ir sako, kad kiekvieną svečią atvykimų metu pasitinka šampanu, saldainiais. Tai va tas toks at Herbal Boutique Hotel and Spa.